Daugiau nieko čia nei pridėsiu, nei atimsiu. Na ir dabar pakalbėkim apie ukrainiečių gyvybės. Yra toks Petras Vaitiekūnas, tai yra žinomas Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, buvęs užsienio reikalų ministras, prezidento, man atrodo, Valdo Adamkaus patarėjas pačiais svarbiausiais klausimais. Tai yra žinomas žmogus, tvirtas, nuoseklus kovotojas su Rusijos grėsme iki pergalės fronto linijoje. Tai būtent jisai pasakė tokį dalyką, ir aš šiandien interpretuoju, Lietuvos gyventojai savo laiką perka ukrainiečių gyvybėmis. Ir pinigais, savaime suprantama. Mes ir pinigais perkame savo laiką, bet perkame laiką ir ukrainiečių gyvybėmis. Taip pasakė Petras Vaitiekūnas. Verslus lietuviai, kuo gali, tuo ir perka savo laiką. Pasiklausykim šio žmogaus įžvalgų. Kodėl lietuviai remia, nepaprastai remia ukrainiečius, remia ginklais, pinigais. Žmonės aukoja milžiniškas sumas reguliariai, kas mėnesį. Todėl, kad jie jaučia ne tik tai empatiją ukrainiečiams, užuojautą ukrainiečiams ir aukoja, bet jaučia grėsmę. Ir aukoja, kad supranta, kad mes dabar pinigais atsiperkam. Ukrainiečių gyvybėmis mes atsiperkam, mes nusiperkam savo laiko. Mes jau nusipirkom 3 metus. Ir galbūt dar mums pavyks nusipirkti 2, 3, o gal dar netgi 4 metus, iki užgrius nauja agresija, nežinia kur ir kaip. Ir mes gal per tą laiką sukaupsim ir daugiau jėgų ir taip toliau. Tai mes savo pinigais ir ukrainiečių gyvybėmis perkam savo tą laiką. Neblogai varo vyrukas, taip susikišęs rankas į kišenės, jis kalba, kaip jisai ukrainiečių gyvybėmis perka savo laiką. Jisai savo laiką perka. Na, sako, tai daro visi Lietuvos gyventojai. Neįtikėtinas pilotažas, aš taip pasakyčiau, taip kalbėti. Aš norėčiau, kad ukrainiečiai pradėtų laiką pirkti lietuvių gyvybėmis. Taip sėdėtų ukrainiečiai ir kalbėtų, žinai, mes šiandien neblogai prisipirkom laiko lietuvių gyvybėmis. Na, ten žuvo jų koks 1000 dar, tai mes to laiko nusipirkom. Dar metelėm, dar 2, 3, o gal net ir 4. Paskaičiuosim, ką čia mes, koks čia gešeftas išėjo. Psichopatas? Be jokios abejonės taip. Bet kaip aš suprantu, jisai laisvėje. Ne psichiatrinėje, ne kažkur. Laisvėje žmogus. Ir cituojamas, kviečiamas į valstybinį transliuotoją. Beje,